Aš esu Jurga, administratorė ir šiandien atėjau jums parodyti, kas vyksta Vilkės ūkyje. Kaip jums sekasi? Puikiai. Prakaituojam. Ko gero sunkiausias darbas. Labai toksai netradicinis darbas, nekasdieniškas. Nuo kur čia nuėmėt šitą plėvę? Nuo cukinijų. Pilna cukinijų, pasipils cukinės. O jo, prasideda cukinijų laikas. O čia ant kalno moteris sodina salatytes. Užtrunka šitiek susodint. Kompanija parneša. Mano šiandieninis ofisas. Gražus orelis. Galima dirbti ir lauke. Ką Daiva čia sėjat? Salotas. Čia labai super veiklė, dar šitos neįdėjom į parduotuvę, bet jau galima užsakinėti, tai yra raudonkepuraitė. Nu, žinokit, vienas nuostabiausių sutvėrimų iš pomidorų visų rasių, nes labai mažai priežiūros reikalaujantis, labai gausiai derantis ir labai greita vegetacija ir labai ilgai veda vaisius iki pat šalčių. Tai jeigu dabar pasodinti, tai maksimalus derlius rugpjūtį, nu ir spalį tai tikrai dar jų turėtų pilnam būti. Va, raudonkepuraitės. Nurašymas. Nurašymas. Paprikos per daug, neužteko vietos, nespėjom pasiūlyti pardavimui, tai tiesiog jau tikrai, jau dabar jau per vėlų paprikas sodinti, tai be abejo, kad nurašymas vyksta. Skausmingas procesas. Viskas gerai, toks gyvenimas. O jūs, merginos, ką čia darot? O pas mus vyksta gelbėjimas. Gelbėjimas. Gelbėjam daigelius, va, iš tokių mažyčių vazonėlių, sodinam į pagerintą dirvą, kad augtų, bujotų. Ir ko gero bus pardavimai. Tai aišku. Tai žinoma. Kas čia tokie? Čiobreliai.